Sveiki, šiandien aptarsime radianinį kampo matą. Šis vienetas naudojamas kampams matuoti matematikos ir fizikos užduotyse. Tai alternatyvus kampo matavimo vienetas, dažnai naudojamas vietoje laipsnių. Pradėkime nuo vieno radiano kampo sąvokos. Tai centrinis kampas, kuris atitinka lanką, kurio ilgis lygus apskritimo spindulio ilgiui. Pažiūrėkime, kaip atrodo toks kampas. Šiame paveikslėlyje matote vieno radiano kampą. Kaip matote, šis kampas atitinka lanką, kurio ilgis yra r. Apskritimo spindulio ilgis taip pat lygus r. Bet kurio kampo pažymėkime jį raidę alfa. Radianinis matas apskaičiuojamas kaip lanko, kurį atitinka šis kampas ilgio ir apskritimo spindulio ilgio santykis. Šį santykį galime apibrėžti taip. Lanko ilgis pažymime raidę L. Padalintas iš spindulio ilgio pažymime raidę R. Norėdami geriau suprasti radianus, turime žinoti laipsnių ir radianų ryšį. Pagrindinė lygybė yra tokia. 180 laipsnių yra lygų pi radianų. Prisiminkite ir įsidėmėkite. Viso apskritimo ilgis yra 2pi kart r, kur r yra apskritimo spindulio ilgis. Pusės apskritimo ilgis yra pi kart r. Kai apskritimas dalijamas per pusę, lanko ilgis yra pi kart spindulio ilgis r. Kampo radianinis matas yra lygus lanko ilgio ir spindulio ilgio santykiui. Lanko ilgis yra pi kart r. Padalinę šią reikšmę iš spindulio ilgio, gauname, kad centrinio kampo, kuris atitinka pusę apskritimo, radianinis matas yra pi radianų, kas savo ruožtu yra 180 laipsnių. Norėdami perskaičiuoti radianus į laipsnius, naudojame tokią formulę. Kampo dydis laipsniais lygų 180 laipsnių padalinta iš pi kart kampo dydis radianais. Tai leis gauti kampo dydį laipsniais. Ir atvirkščiai, norėdami perskaičiuoti laipsnius į radianus, naudojame tokią formulę. Kampo dydis radianais lygų pi padalinta iš 180 laipsnių kart kampo dydis laipsniais. Tai leis gauti kampo dydį radianais. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.